Šiaip tai niekada nebūčiau pagalvojęs, kad darysiu iš tikro tokias nesąmonės. Visiškai konkrečias nesąmonės, bet reikia įsiardyti. Medienos man jau gaila darosi, per ilgai užtrukau, žodžiu, viskas pradeda pūti. Geriau porą dienų painvestuoju, po biškį, tai popo pasidarau. Ir rami galva bus, ir medieną dar kartą panaudosiu, patalpos tuščios bus. Ir man ramiau bus gyventi dėl to. Tai pradedam ardymą. Pauliau, ačiū už medieną, labai pravertė, jeigu nori balkiukus, galiu gražiai pripjautus grąžinti tau atgal. Statom jūs į kitą pusę. Pasižiūrim, kaip atrodo. Normaliai. Biški daugiau apšvietimo jums. Opa. Varom toliau uždaužyti. O štai ant laukan atsirado tokių. Įdomiausia tik tai, kad odų čia dafiga, bet odai nepuola. Ir orą užmušiau ką tik. Odai nepuola, tokie kaip pridusiai yra, sušalę kažkokie. Bet jiems palankios sąlygos čia gyventi. Daug drėgmės, nėra per daug šalta. Ir gyvena čia. Reikės biški kobros užpurkštą. Viskas buvo ant įtampos. Ir žodžiu, kol čia esu, dar parodysiu irgi, kaip biški praardau balkius. Atsuksiu po to į kitą jis pusę. Parodysiu, kaip jau krenta balkiai. Dar vienas voras. Opa, opa. Čia tie kur greit laksto, bet toks sultingas. Sultis išbėga iš jo. Ok, pradedam. Viską dar išsinešti reikės. Čia bus sunkiausiai. O, dar vienas greitakojis voras, bet jau didelis koks. Opa, pasibaigė katino dienos jam. Blemba, čia balkis įdėts, ne 5 metrų ilgio. Čia skaniai kristi turės. O, gerai įsikišęs, įsitvirtinęs, išbrinkęs. Darbų sauga numeris 1. Jeigu kris, tai nieks nepadės.
dar vienas voras. Nustatymai, ar tas nukris ar nenukris. O, jau. Opa. Vadinas kits ant galvos. Ką vėl nešujusi į kitą pusę. Iš kitos pusės dabar pafilmuosiu. Reikia kažkaip saugiau telefoną padėti, nes man jo dar reikės. Daugmaž taip. Opa, jeigu kris balkis, tai bent pamatysit, kad šalimais krenta į man galvelės, neišsigąskite. Su ta lempa kuo blogai, kad jeigu aš ją pasižiūriu, žiauriai akina jinai mane. Ar gerai matos, normaliai. Duobės užsikasam. Kur mano suktukas, tukas, nai. Turtas. Kiek čia vorų daug yra. Vartas sukiesi. Nepaleis pakankink. Žiūrėk, ar aš graži. Nepaleis pakankink. Jis bėra, kaip permirkęs tas balkis yra, blemba bus sunkus. Ant vietos čia reikės pjaustat. Kiek vietos daug iš karto, ne? Į šoną. Lemtinga akimirka. Opa, matėt. Čia reikia greitos erekcijos, kitaip niekaip. A būtų prispaudę, ką? Sysę tai žiauriai noriu, būčiau ant vietos.
Dar vienas kambariukas sutvarkytas, dar du liko. Juda Lietuva. Nu ką, krautis manatkės. Ir viską nešiotis, rušiuotis. Kas į malkas, ką panaudosiu, ką išmetimui. Po biškelę. Geros dienos jums. O dabar pasižiūrėkite, kaip tuščia paliko. Visiškai tuščia. Viens kits daiktas mėtas. Tik tai šitam kambarį žiauriai daug drėgmės yra. Vakar tik tais vieną ventiliacijos skylę padariau, dar priešingoje pusėje viena bus. Žodžiu, kur nėra padaryta, tenais drėgmės daug. Kur yra ventiliacija padaryta, tenais drėgmės praktiškai nieko nebelikę. Šičia dar tiek tarp kambarių išsinešti reikės. O kaip čia, tarkim, ventiliacijos skylė jau kadaise padaryta buvo. Tenais toliau lubos yra kaip ir sausos. Čia dar viena turės išlįsti skylė, nėra tarpusavy to skersvėjo. Tai truputį kampė jau ir vandenuko. Tai pasakykit man, kas yra baisiau. Kaip baisiau dirbti? Ar kai pilna uodų, viens realiai prie kito, ar kai pilna kabančių ilgakojų vorų, tokių ir tokių, ar kai yra ir tokių drugių. Tai kas jums baisiau? Pakomentuokit.